Prieš keliarius metus man pavyko atsikratyti nuo paauglystės kankinusios migrenos. Aš tikrai žinau, kas yra stiprus migrenos priepuoliai, tokie, kai gyvenimas iš principo virsta niekuo, kai galva skauda taip stipriai, pykina taip stipriai ir prie žemės traukia taip stipriai, kad tu negali nei susikaupti, nei atsipalaiduoti. Tai reiškia, kad tu negali nei mokytis, nei dirbti, nei normaliai miegoti. Dėl to, kad skausmą ir pykinimą sukelia praktiškai viskas. Visi garsai, šviesos, net savo pačios kūno judesiai tampa nepatogus ir iššaukiantis skausmą arba pykinimą. Ir nors iš tikrųjų tokie stiprus migrenos priepuoliai, jie pasikartodavo pakankamai retai, bet, pavyzdžiui, pats galvos skausmas tai tikrai buvo mano kasdienis gyvenimo palydovas. Realiai, kad man skauda galva atsikėlus iš ryto, tai būdavo plius minus norma, o kad skauda galva vakare po darbų, tai būdavo praktiškai garantuota. Ir tai reiškia, kad aš realiai visą laiką turėdavau gyventi su nuskausminamaisiais ir turėdavau juos nuolatos turėti su savimi. Kiekvienoje rankinėje, kiekvienoje kuprinėje, keliaudama į užsienį būtinai turėdavau turėti nuskausminamųjų pakuotę kartu su savimi. Nes jeigu matydavau, kad eina į pabaigą arba kad jeigu aš jų netyčia neįsidėjau, tai man natūraliai kildavo nerimas, nes aš tiesiog jau bijodavau to skausmo, kuris gali mane užklupti praktiškai bet kada. Šiandien aš gyvenu pagal keto mitybą ir būtent su ja aš išsigydžiau migreną ir aš ją išsigydžiau praktiškai iš karto pradėjusi jos laikyti. Buvo tokia situacija, kad aš keto mitybos pradėjau laikytis žiemą, o pavasarį krausydama rankinės, tiesiog kai atėjo metas keisti žieminės rankinės į vasarinės, aš senose vasarinėse rankinėse radau nuskausminamųjų ir tik tai tada aš pagalvojau, palauk, o tai kada man paskutinį kartą iš tikrųjų skaudėjo galvą? O su skausmu būtent taip ir yra. Kad jis yra, mes pastebime iš karto, kai jis atsiranda, bet kad jo nebėra, tai mes suprantame tik tada, kai randam kažkokią tai priminimą, kažkokią užuominą apie tai, kad mes tą skausmą apskritai turėjome. Tai man su tais rankinėje rastais nuskausminamaisiais būtent taip ir atsitiko. Aš supratau, kad man tiesiog nebėra migrenos priepuolių. Šitai pastebėjusi, aš natūraliai pradėjau gilintis į tai, ar mano mitybos pokytis iš tikrųjų galėjo turėti tokį ryškų rezultatą mano migrenos gydyme. Ir išsiaiškinau, kad taip, ir šitam video aš truputėlį papasakosiu apie migrenos mechanizmą ir kaip ir kodėl ketogeninė mityba padeda migreną išsigydyti. Pirmiausia, labai trumpai apie pačią keto mitybą. Kas tai yra? Tai keto mityba yra tokia, kurios didžiąją kalorijų dalį sudaro sveikieji riebalai. Tai reiškia, kad apie 75-80% dienos kalorijų normos sudaro sveiki riebalai iš kiaušinių, iš riebios mėsos ir žuvies, iš sviesto, iš tokių vaisių kaip avokadai, alyvuogės ir panašiai. Tada apie 20-25% dienos kalorijų normos sudaro sveiki, geros, aukštos kokybės baltymai ir likusi dalis, labai nedaug, iki 5% dienos kalorijų normos ateina iš angliavandenių ir tie angliavandeniai dažniausiai ateina ne iš saldumynų, kažkokių tai cukrus pakaitalų, bet iš daržovių, uogų, sūrio, kiaušinių, pieno produktų ir panašiai. Tokia maistinių medžiagų proporcija 75% riebalų, 20% baltymų ir iki 5% angliavandenių yra reikalinga tam, kad organizmas būtų ketozės būsenoje. Ketozė yra visiškai normali medžiagų apykaitos būsena žmogui, visiškai normali, kai jisai energijai naudoja ne iš angliavandenių pasigamintą gliukozę, o iš riebalų pasigamintus ketonus. Grubiai tariant, tai tiesiog reiškia, kad organizmas energijai degina riebalus ir realiai tai visiškai nesvarbu, ar jis tos riebalus gauna su maistu, ar jisai naudoja ant kūno sukauptas riebalų atsargas tam, kad pasigamintų energijos. Ir šita būsena, ketozė, jinai yra pasiekiama dviem būdais. Pirmas, tai yra pasninkavimas, tai reiškia, kad jeigu yra nevalgoma pakankamai ilgą laiką, kai jau kūnas išdegina visą gliukozę, kurią jisai pasigamino iš angliavandenių, tada jisai pereina į riebalų deginimo režimą ir pradeda deginti riebalų atsargas, kurias yra sukaupęs ant kūno. Arba kitas būdas be pasninko, tai yra ketogeninė mityba, kai angliavandenių tiesiog racione yra sumažinama iki tokio lygio, kad jie realiai turi itin mažą įtaką ir organizmas pagrinde būna riebalų deginimo režime. Tai dabar koks ryšys tarp keto mitybos ir ketozės ir gebėjimo išsigydyti migreną? Pradėsiu nuo to, kad yra labai gajus mitas apie tai, kad smegenims yra būtini angliavandeniai, kad negaudamas angliavandenių iš mitybos, negaudamas pakankamai gliukozės, mūsų smegenys žus, atrofuosis, negalės normaliai funkcionuoti, iš principo numirs, degeneruos ir bus blogai, dėl to reikia valgyti angliavandenių, kad mūsų smegenys išgyventų. Tai yra netiesa, tai yra mitas, tai yra melas ir smegenys dar puikiau veikia energijai naudodamos ne gliukozę, o ketonų. Iš tikrųjų, smegenys apie 70-75% energijos gali pasiimti, geba pasiimti ir jom patinka pasiimti tą energiją iš ketonų, dėl to, kad tai yra daug efektyvesnis energijos šaltinis. Tuo tarpu likusi dalis energijos, kurią būtina gauti iš gliukozės, tai jinai neprivalo remtis angliavandeniais, kuriuos mes suvalgome. Taip yra dėl to, kad mūsų kūnas pats geba gamintis gliukozę. Ir šitas išmoko evoliuciškai. Žmogaus kūne yra tam tikri raumenys, tam tikri mechanizmai, kurių veikimui yra reikalinga gliukozė. Bet kadangi nuo seniausių laikų kūnas negalėjo pasikliauti tuo, kad jisai turės pakankamai angliavandenių savo racione,
pavyzdžiui, žiemą išgyventi tikrai būdavo sudėtinga. Tai per evoliuciją žmogus organizmas turėjo sukurti mechanizmą, kai jis pats pasigamina tą dalį gliukozės, kuri yra reikalinga tam tikroms gyvybinėms funkcijoms palaikyti, kurių negali kompensuoti ketonai. Tad tas minimalus gliukozės poreikis, jisai evoliuciškai yra pilnai patenkintas, dėl to, kad mūsų kūnas pasigamina gliukozę pats, o visą likusią energiją jisai gali gauti iš ketonų. Ir šitai itin svarbu, kalbant apie smegenis, dėl to, kad mūsų smegenys gaubia itin tankus kraujagyslių tinklas, kuris atlieka apsauginę funkciją. Tiesiog, kad iki smegenų neateitų tos medžiagos, kurios yra toksiškos, kurios yra potencialiai smegenis pažeidžiančios ir kurios tiesiog galėtų jiems pakenkti. Tai žodžiu, mūsų smegenys turi tą apsauginį dangalą iš itin gerai susiraizgiusių smulkių kraujagyslių. Ir kodėl ketonai yra efektyvesnis energijos šaltinis negu gliukozė? Pirmiausia dėl to, kad ketonų molekulės yra 4 kartus mažesnės už gliukozės molekulę. Tai reiškia, kad jos per smegenų apsauginį dangalą žymiai efektyviau, 4 kartus efektyviau prasiskverbia iki smegenų ir aprūpina jas energiją. Tai pavyzdžiui, čia yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės, kurie gyvena pagal ketogeninę mitybą ir kurie būna ketozėje, jie jaučia tokį didelį energijos antplūdį, jie gali geriau susitelkti, susikaupti, jie supranta, kas yra tikrai labai geras aštrus protas, gebėjimas priimti kokybiškus sprendimus, dėl to, kad jų gliukozės lygis nebesviruoja ir visą laiką smegenys yra aprūpintas kokybiška, efektyvia energija. Tai pirmas dalykas, ketonų molekulės yra 4 kartus mažesnės, reiškia ir efektyvesnės už gliukozės molekulės, nes žymiai geriau gali aprūpinti smegenis energiją, žymiai lengviau iki jų patenka. Gerai, o dabar pereikim prie to, kas yra migrenos priepuolis. Tai migrenos priepuolis atsiranda dėl to, kad smegenims labai staiga pradeda trūkti energijos. Joms taip staiga pradeda trūkti energijos dėl to, kad ląstelės smegenų staiga tampa atsparios insulinui. Ką reiškia atsparumas insulinui? Atsparumas insulinui tai yra ląstelių negebėjimas priimti gliukozės energiją. Kai mes suvalgom daug angliavandenių turinčio maisto, mūsų kūnas pradeda jį virškinti, skaidyti ir į kraujotaką patenka gliukozė. Mūsų kasa į tai reaguodama išskiria insuliną, kuris veikia kaip gliukozės kurjeris iki ląstelių. Jisai atvaro, pasikrauna gliukozės molekulės ir neša jį po ląsteles, tada beldžia kiekvienai ląstelei į duris ir sako, ei ląstelė, atidaryk, aš tau atnešiu energiją. Ir jeigu ląstelė yra sveika, jinai įgirdi, jinai duris atidaro, paima gliukozę, sako, ačiū insulinai, iki kito karto, kai man pritrūks energijos, aš paprašysiu, kad tu vėl man jos atneštum. Bet kai išsivysto atsparumas insulinui, tai ląstelės nebegeba išgirsti, kad kurjeris beldžiasi į duris ir atnešia joms energijos. Ir tai reiškia, kad tai ląsteliai, kuri moka gyventi tik tai iš gliukozės, jai staiga pritrūksta energijos. Ir jeigu kūnas nėra ketozėje, jeigu jisai nemoka gamintis energijos iš riebalų ir jeigu jis nemoka gyventi ant ketonų, tai jam natūraliai tos energijos trūksta. Ir jeigu žmogus turi polinkį į migreną ir jam staiga smegenų ląstelės tampa atsparios insulinui, tai reiškia, jos nebegali priimti energijos iš gliukozės, nesvarbu, ar mes tą gliukozę valgom ar nevalgom, bet jos tiesiog negali tos energijos priimti, tai smegenim natūraliai pradeda trūkti energijos. Ir jeigu nėra organizme cirkuliuojančių ketonų, mes gauname migrenos priepuolį. Ir dabar priėjom prie svarbiausios dalies, kaip ketogeninė mityba padeda išsigydyti migreną. Tai insulinas, jis atneša energijai tik tai gliukozę. Tuo tarpu jis neatneša ketonų. Ketonai iki ląstelių atkeliauja patys. Tai reiškia, kad net jeigu smegenų ląstelės tampa atsparios insulinui ir nebegali priimti gliukozės kaip energijos, jos vis dar gali priimti energiją iš ketonų, dėl to, kad ketonams yra visiškai nesvarbu, ar ląstelės yra atsparios insulinui ar ne. O gyvenant pagal ketogeninės mitybos principus, kai didžiąją kalorijų dalį sudaro riebalai, organizmas tiesiog moka iš riebalų gamintis energiją, tai yra pagrindinis jo energijos šaltinis, smegenys moka gyventi ketozėje ir jos daug efektyviau yra aprūpinamas energija, jom niekada neatsiranda migrenos priepuolis, dėl to, kad jom niekada nepradeda trūkti energijos. Net jeigu atsitinka taip, kad ląstelės smegenų tampa atsparios insulinui. Jos visą laiką yra aprūpintos kokybiška energija, nes ketonų molekulės ne tik yra 4 kartus mažesnės už gliukozę ir dėl to žymiai efektyviau iki smegenų prasiskverbia, bet jom yra ir nereikalingas insulinas. Tai kai smegenys tampa atsparios insulinui, ketonai vis tiek jas aprūpina energiją. Tai norint išvengti migrenos priepuolių, svarbiausia yra, kad tų ketonų organizme būtų. O ketonų organizme bus tik tai 2 atvejais. Pirmas, ilgo pasninko metu, antras, gyvenant pagal keto mitybą. Ir būtent tokiu mechanizmu ketogeninė mityba padeda išsigydyti migreną, arba tiksliau ne tiek išsigydyti migreną, kiek neiššaukti jos priepuolį. Aš pati esu labai geras šito pavyzdys ir dabar jeigu man užeina kažkoks galvos skausmas, jisai nebebūna migreninis ir aš itin retai galvos skausmą patiriu apskritai.
dėl to, kad šitai sąlygoja tiesiog gebėjimas tinkamai susidėlioti maistinės medžiagas. Tad jei ir tu ar tavo artimoje aplinkoje kažkas turi migreną, tikrai nuoširdžiai sakau, apsvarstykit ketogeninę arba kitą mažangliavandenę mitybą, nes ji realiai gali ne tik organizmą veikti priešuždegimiškai ir padėti atsikratyti bet kokių kitų lėtinių ligų, bet jinai gali ir padėti išgydyti migreną, kuri tiesiog stipriai trukdo mėgautis gyvenimu. Ir jeigu kiltų tau kokių nors su ketogeninė mityba susijusių klausimų, tai tu žinok, visada į mane gali kreiptis per Instagramą arba rezervuotis individualią konsultaciją ir aš padėsiu atsakyti visus tau kylančius klausimus. Tai likit sveiki, būkit sveiki, rūpinkite savimi, žinokite, kodėl jums pasireiškia vieni ar kiti simptomai ir išmokite juos spręsti per mitybos ir gyvenimo būdo pokyčius.